Pasinerkime tiesiai į šiuolaikinio darbo esmę. Čia, kur plika akimi nematyti, susiduria dvi milžiniškos jėgos – tai vadovų paranoja ir, darbuotojų apatija. Ir žinote, tai nėra kažkoks atsitiktinumas. Tai labai aiškus signalas, kad pačioje sistemoje kažkas yra iš esmės ne taip. Ir štai čia kyla toks fundamentalus paradoksas. Kaip taip nutiko, kad organizacijos turinčios pačius moderniausius įrankius, begalę duomenų, naujausias technologijas, kaip jos atsidūrė tokioje gilumoje pasitikėjimo krizėje? Štai čia ir yra visa esmė. Atrodo, kuo daugiau technologinės kontrolės, tuo mažiau žmogiško ryšio, tuo mažiau pasitikėjimo. Šiandien ir pabandysime išnarplioti, kodėl taip yra ir kuo visa tai gresia. Gerai, pradėkime nuo vadovų pusės. Labai svarbu suprasti, kad jų paranoja dažniausiai kyla ne iš kažkokių blogų norų, o iš tiesiog milžiniško spaudimo. Ir ironiškiausia yra tai, kad būtent tas desperatiškas bandymas viską sukontroliuoti galiausiai ir priveda prie visiško kontrolės praradimo. Pasirodo, tam yra net pavadinimas. Psichologai tai vadina gynybinė lyderystė. Ir tai, žinote, nėra tiesiog kažkoks charakterio bruožas. Ne, tai yra išgyvenimo režimas. Tokia psichologinė būsena, kai baimė ir noras apsisaugoti tampa svarbesni už patį rezultatą. Kaip tai atrodo kasdienybėje? Informacija tampa vertybė, kurią reikia slėpti, o ne ją dalintis. Delegavimas, jis tampa rizika, kurios geriau vengti. Sprendimai tiesiog įstringa baimės spąstuose. O kai kas nors nepavyksta, kaltas lieka algoritmas. Bet kai ateina sėkmė, žinoma, laurai prisiemami savo. Įsivaizduokime, kas tuo metu vyksta vadovo smegenyse. Nuolatinis spaudimas įjungia tokį, pavoriaus signalą ir tada vairą perima nebe logika, o emocijos. Racionalus mąstymas tiesiog pasitraukia į šoną ir vadovas pradeda matyti grėsmes net ten, kur jų iš tikrųjų nėra. O štai čia pats įdomumas. Pažiūrėkime, kaip kontrolė evoliucionavo. Anksčiau viskas buvo paprasta. Autoritetas kilo iš pareigų, o kontrolė rėmėsi fiziniu buvimu biure. Dabar, kai to fizinio matomumo nebėra, kontrolė tapo skaitmeninė. O ją kursto nuolatinis įtarumas. Jei aš nematau, ką jie veikia, vadinasi, jie tikrai nedirba. Gerai, o dabar pereikime prie kitos medalio pusės. Kokiegi darbuotojų reakcija į tokią nuolatinę kontrolę? Atsakymas vienas – apatija. Ir čia noriu pabrėžti. Tai tikrai nėra tinginystė, tai yra tylus, bet labai prasmingas psichologinis atsitraukimas. Ir taip susidaro toks užburtas, save maitinantis ratas. Vadovo baimė gimdo dar daugiau kontrolės, kontrolė gimdo darbuotojų apatiją, o ta apatija lyg veidrodis atspindi vadovo baimės ir jas tik dar labiau sustiprina. Viskas, ratas užsidaro ir sukasi be perstojo. Ir iš šio ciklo gimsta fenomenas, kurį galime pavadinti skaitmeninė imitacija. Darbas tampa spektakliu. Spektakliu skirtų ne rezultatui, o stebėjimų sistemoms. Svarbiausia tampa ne ką tu darai, o kaip atrodai darantis. Nuolat atnaujinti statusą, pajudinti pelę, kad tik pokalbių programėlė degtų žalia šviselė. O pasekmes, jos tiesiog griaunančios. Kūrybiškumas ir bet kokia rizika miršta, nes saugiausia yra tiesiog daryti, kas liepta ir neįsišokti. Inovacijų variklis užgesta. Klaidos slepiamos po kilimu, kad tik niekas nepamatytų. Ir galiausiai, nors visos ataskaitos rodo didelį aktyvumą, realus produktyvumas tiesiog sminga žemyn. Ir norisi dar kartą tai pabrėžti, nes tai be galo svarbu. Apatija nėra tinginystė. Tai yra išgyvenimo strategija. Psichologinis skydas – tai tiesiog būdas taupyti savo energiją sistemoje, kuri baudžia už drąsą, o neapdovanoja už tikras pastangas. Taigi, ką mes matome, kad problema yra kur kas gilesnė nei pavienių žmonių elgesys. Čia nekalbame apie blogus vadovus ar tingius darbuotojus. Ne. Kalbame apie sisteminę ydą, apie sugedusią sistemą, kurios pats pamatas pasitikėjimas yra tiesiog subyrėjęs. Pagalvokime apie pasitikėjimą šitaip. Tai yra tarsi visos organizacijos operacinė sistema. Nematomas, bet gyvybiškai svarbus kodas, kuris leidžia visoms programoms, komandoms, projektams, inovacijoms veikti sklandžiai, harmoningai ir efektyviai. Bet kas nutinka, kai šią operacinę sistemą užkrečia paranojos ir apatijos virusai? Visa organizacija pradeda strigti, lėtėti. Sprendimai stringa, komunikacija trukinėja, o rezultatai nuvilia. Sistema tiesiog nebeveikia taip, kaip turėtų.
Šita lentelė apskritai puikiai viską sudėlioja į vietas. Jų parodo, kaip drastiškai pasikeitė žaidimo taisyklės. Anksčiau informacijos trūko, dabar jos per daug. Anksčiau svarbiausia buvo pareigos, dabar kompetencija. Ir galiausiai atsakomybė už nesėkmės vis dažniau permetame nebe žmonėms, o algoritmams. Tai yra visiškai nauja darbo realybė. Ir taip mes vėl atsidūrėme prie to paties – kontrolės paradokso. Kuo labiau vadovai bando viską kontroliuoti per skaitmeninius įrankius, tuo mažiau realaus kontrolės jie iš tikrųjų turi. Jie mato skaičiukus, grafikus, bet nemato esmės, tikrojo progreso ir tikrųjų problemų. Gerai, problemą diagnozavome. Bet koksgi sprendimas? Kaip nutraukti šį prakeiktą ciklą? Atsakymas – tikrai ne dar viena stebėjimo programėlė. Atsakymas yra fundamentalus pokytis lyderystėje. Atėjo laikas tiesiog perkrauti visą sistemą. Nes sprendimas tikrai nėra dar tobulesnė stebėjimo sistema. Sprendimas tai perėjimas nuo kontrolės prie lyderystės, kuri yra paremta pasitikėjimu. Ir čia reikia atsiminti vieną auksinę taisyklę. Pasitikėjimas yra atkuriamas veiksmais, o ne žodžiais. Ne gražiomis prezentacijomis, o nuosekliu, kasdieniu, autentišku elgesiu. Tai kokie tie naujosios operacinės sistemos principai? Visų pirma, skaidrumas vietoje slaptumo. Antra, autonomija vietoje mikrovaldymo. Trečia, psichologinis saugumas, kuris leidžia klysti ir mokytis, o ne gyventi baimėje. Ir žinoma, atviras dialogas vietoje vienpusių nurodymų iš viršaus. Taigi, kokia pagrindinė išvada? Paranoja ir apatija nėra kažkokie asmenybės trūkumai. Tai yra sistemos problemos. Tai signalinės lemputės, kurios rėkia, kad sistema prarado ryšį, prasmę ir svarbiausia – pasitikėjimą. Nes kai atstatome pasitikėjimą, grįžta viskas, kas organizacijoje yra svarbiausia. Grįžta energija, grįžta iniciatyva, grįžta kūrybiškumas. Ir organizacija vėl tampa vieta, kurioje žmonės ne tiesiog privalo, bet nuoširdžiai nori būti. Ir pabaigai, norisi palikti vieną klausimą pamastymui. Klausimą, kurį verta užduoti savo ir savo komandai. Ar mes vis dar tikime vieni kitais, nes atsakymas į šį klausimą iš tiesų keičia viską.